Radau paežerį keliuką ten į viršų, ar toliau važiuot paežerį? Čia dabar važiuot keliu, kur mes čia? Galvoju, kad reikia važiuoti ten kažkur giliau. Praktiškai viską surado, bet taip lengvai, kad net juokas ima. Labą dieną. Sveiki, sveiki. Sveiki. Šaina, malonu. Eisim dirbti. Iš tipo jaunimas dirba, jau inkiliukus kala, pjauna. Kirvuką pasimt, viniukų pasimt ir plaktuką. O lentučių jau duosite? Lentučių reikės savo, nes mes visą įrangą, visą tą medžiagą atsivežam. Ne, iš tikrųjų yra smagu, va kiek inkilų, matyt kaip? Kur lututės? Va dvi laksto. Labą dieną, Gintautai. Sveiki. Čia išgirdau apie jūsų sodybą turbūt. Ar galėtumėt pakomentuoti kažką tai? Kaip jūs čia įsikūrėt, kas vyksta čia, nes žmonių labai geri atsiliepimai apie jūsų sodybą. Nu, įsikūrėm ne taip senai, prieš 7 metus čia įsikėlėm, pavyko nupirkti, patiko labai vieta, kažkaip aura tokia tam tikra gera ir, va žinot, kaip vidurio amžiaus būna noras pakeist truputį gyvenimą, tai vieni baldus stunda, kiti šukuoseną keičia, o kažkaip norėjom išsikelti iš miesto ir truputį pagyventi kitokį gyvenimą prie šitokių verslų. Pabandom pasivaikščioti po jūsų. Pabandom, mielai. Tai va, čia sodybos teritorija nėra didelė, yra pora pastatų, ūkinis pastatas ir čia tokių visokių dar svečiam įsikūrimui. Va, turim sodą, kuris turėtų pradėti skleistis, obelis kriaušės, gan gražus, gan didelis, įvairaus amžio obuoliai. Obelis tai yra ir sultis spaudžiam, ir uogienės, obuolienės verdam. Tai va, ir nors čia mes esam Dzūkijoje ir atrodo turėtų būti tipiška, visi pripratę ir kalbame, kad Dzūkija turėtų būti dzūkiška, o čia mes esam truputį kitokioje vietoje. Gal pagal stilių, čia kai kas pasakys, gal čia kopijuojam kokius nors Klaipėdos kraštus ar vokiečius, bet iš tikrųjų tai yra, kadangi aš pats nevietinis, praktiškai iš Šiaulių, pusiau žemaitis, man tas stilius artimas ir čia atsikėliau ir, sakykime, su savo imigracija truputį ir savo stiliaus, savo matymo, kaip į tą gamtą įeiti savotiškai. Truputį būti kitokiem, negu čia įprasta Dzūkijai. Šiandien girdėjau, kad vyksta kažkokių tai inkiliukų ar kas kūryba. Jo, mes pavasarį, kai būna truputį laisviau ir toks gyvenimas netiek įtemptas, tai sukviečiam draugus truputį prie, kaip sakoma, prie meno, norinčius ir galinčius kažką kurti, daryti. Ir tokią turim tradiciją, kad pradėjom nuo inkilų, jie gamindavo inkilus. Mes čia smagiai leidom laiką ir tuo pačiu sodybą truputį puošiam. Iš kitos pusės labai smagiai pabūnam, pabendraujam, pasimatom, pasidalinam naujom idėjom, mintim. Tai šiandien kaip tik vyksta toks renginys. Žmonės po truputį renkasi, dirba. Tai va, ir šiemet jau nuo inkilų temos truputį nuėjom toliau, kadangi inkilų jau paskui pažiūrėsim, jau yra tikrai nemažai pridaryta įvairių. Tai šiemet laisva tema ir kas nori, tas ką nori, tas ką daro. Ta prasme, kad tematika, kad tiktų prie to, kas yra čia, kad keltų smalsumą žmonių, kad toks saviraiška tų žmonių, kurie tą daro. Tai va, tai tą pažiūrėsim. Čia birbė kažkas jau, jo, pažiūrėsim. Girdžiu triukšmą ten visą. Jo, truputį dar nedaug žmonių, bet atvažiuos dar čia daugiau. Tai šis savaitgalis skirtas tokiam dalykui. Tai va, šitas namas statytas jau prieš kokį 90 metais. Nei senas, nei naujas, truputį atnaujinam, stengiamės
grinai sukurti jau patogumą žmonių gyvenimui. Tai čia jūsų svečiai gyvena, taip? Taip, svečių namas grinai. Čia yra apačioje 4 dideli kambariai, virtuvė svečiam, o viršui dar rinkinėjam šiemet palėpę, ten dar bus 5 kambariai iš viso. Į tą namą galėsim priimti apie 30 žmonių. Tokia bendra patalpa dar yra, su seminaram, kažkokiam nedideliem renginiam. Tai va, ir tas namas ten anoje pusėje matysi turi savo pavėsinę, savo ten išėjimą į kiemą atskirą ir taip toliau. Tai va, tai čia jis tokio daugiau stiliaus, grinai maksimaliai patogus gyventi ir kažkaip įsipaišo į tą aplinką, kuri čia mūsų. Einant tolyn, matoma jau kitas pastatas, kuris yra pagrindinis. Ten yra ir tokia nedidelė salė, ir pirtis, o terasa didelė, kur visi laiką leidžia vasarą. Ir va toks irgi grinai, gal labiau primena Austrijos kalnų tos namelius. Ir čia, bet kadangi vieta tokia kalvota, mes randamės ant tokio šlaito, tai čia mums labai tinka. Ir dabar žmonės, kai važiuoja slidinėti Druskininkų kurortą, tai sako, mums čia kaip treniruoti ir prieš slidinėjimą tenai, ir priprasti prie vaizdų, kuriuos jie sutinka Alpėse. Pagal tai, kad 2 tinklinės aikštelės, galima suprasti, ko gero, kad sportuojam aktyviai. Tai va, čia prengiam. Bus sportininkas. Jo, mes žaidžiam tinklinį, turim savo komandą Bertašiūnų vienkiemio ir su kolega mano vasarą dviese žaidžiam pliažinį tinklinį, o žiemą, rudenį turim komandą vyrų, su kurioje dalyvaujam čia vietiniuose čempionatuose vadinamuose. O ten, kaip minėjom, jo, žmonės nulenkia galvas, dirba, tai va, galim gal ir prie jų nueit pažiūrėti. Sveiki. Sveiki. Tai ką čia Panutis daro? Pašto dėžutė galbūt gausi. Pašto dėžutė. Tai vien tik pašto dėžutės darot, ar ir daugiau kažką daro? Aplamai gyvenime ar dabar? Dabar tik pašto dėžutė, kaip matai. Tai čia tipo laisvalaikio praleidimas, taip? Kažkas tokio. Laisva kūryba. Taip. Gerai, žiūrėsim, lauksim rydienos. Prašau. Tai Laisva kūryba. kaip tik pašto dėžutės ir trūko, žinokit, mums. Dabar paštą nereguliariai gaunam, nes neturim pašto dėžutės. O dabar turėsim, aš įsivaizduoju, kažkokią išskirtinę. Ta prasme, kad jau iš to, kas vyksta, matosi, kad bus tikrai labai įdomu. Ir aš taip įsivaizduoju, kad laiškanešiai vien dėl to, kad įdėt, kad nors į tą pašto dėžutę, tai daugiau laiškų neš. Tik aišku, daugiausia sąskaitų, ko gero. Na ką, einam toliau. Kaip sekasi? Gerai. Nepavargot? Oi, ne, bet tai pradžia. Jau pietau turbūt reikėtų. Jau ką tik papietavom. Tik ką papietau. Čia vyrai daro, kiek suduoja, 5 žvaigždučių inkilą. Jo. Pamatysiu. Nes iš tokių prabangių medžiagų dar nebuvo šie inkilų. Nu, bus išskirtiniai. Stengsimės. Išklijuota uostė, ne? Jo. Beržas. Beržo. O, aišku, beržo. Tai jau čia šiaip vaikinai Čia jau- savo laisvalaikį praleidžia. Nu, vis geriau negu nieko. Tai grinai kūrybą užsiima, Taip. Jo. turėdami laisvo laiko. Bandom gyventi savo idėjas, kurias nepresinėtai sugalvom, kaip įdomiau kažką padaryti. O kaip atradote poną Gintautą? Čia vat mums padėjo mano mama, pasakė, vat, yra toks ponas Gintautas ir važiuojam, padarysim porą darbelių ir pasibūsim. Nu, tai jau atvažiavom. Ir kaip patinka jums? Labai fani. Ja, labai. Tikrai labai smagu. Laisvalaikį čia malonu praleisti. Tikrai. Žinoma, tikrai graži vieta, grynas oras, ko daugiau reikia. Gerai, ačiū.
Kas čia vyksta? Dažymas. Labas, Lina. Labą dieną. Pritrenkėt. Išgirėt tą vietą, bet tai tikrai fantastika, nuostabu. Man labai patiko čia. Gal galėtumėt dar plačiau papasakoti? Taip, prieš metus ir aš pati lygiai prieš metus važiuodama į šitą vietą, į Lazdijų rajoną, į Bertašiūnų vienkiemį, tikrai nežinojau, ko važiuoju ir ką aš čia rasiu, ką pamatysiu. O atvažiavusiai tikrai labai patiko, sužavėjo. Nes visi žmonės sako, gamta visiems padeda, atgaivina, mus pamokina, leidžia pailsėti, bet imdami tiek daug iš gamtos mes kiekvienas privalom kažką gamtai ir duoti. Ir manau, kaip tik va čia atvažiavus į šį vienkiemį, mes gamtai galim taip pat kažką duoti. Mes galim išmokti, mes galim prisiglausti, paglostyti gamtą, medį, nors jis yra ir sutrūnijęs, bet kažką iš jo padaryti, kaip šiuo metu bandau padaryti kelrodį, kuris atves į šią sodybą. Kiti, kaip matot, daro inkilėlius ir taip labai nuoširdžiai draugauja su gamta. Juk inkilėlį padarom mes paukštelį, kuris mus džiugina, kuris mus linksmina, kuris mus leidžia paklausyti savo giesmių. Taigi, ir manau, kad šis mano atvažiavimas į šią sodybą yra antras, bet tikrai ne paskutinis. O čia? Gintai, čia bus kelrodis, kad kuo daugiau žmonių atvažiuotų pas tave. Nes tavo sodyba, tavo aplinka, tavo ta visa sukurta tokia aura yra ant tiek smagi, ir ant tiek maloni ir visi, manau, atvažiavę pirmą kartą, stengiasi atvažiuoti ir antrą, ir trečią, ir daugiau kartų. O čia mes tą sutrūnijusi stuobrį bandysim apmauti batukais, kurie mažais žingsniukais pas tave keliaus. Man tikrai, ponas Gintai, patiko pas jūs. Ir tarkim, jeigu aš ar mano pažįstami draugai sugalvotų atvažiuoti pas jūs į svečius, ar jūs priima tokius žmonės? Ir kiek tas malonumas visas kainuotų? Tik reikia žinoti, kada pasiskambinti, kaip su ponu Gintu kalbėti, kad jis priimtų. Nes vietos, patikėkit, yra užimtos. Yra gera, šeimininkai nuostabus ir visa aplinka nuostabi. Taip, kad jeigu nori atvažiuoti, reikia su Gintu labai sektis. O šiaip nustatytos kainos nėra. Bet, kaip sakyt, matot, kaina yra tokia, toks. Visą dieną žmogas dirba, pluša, tokia yra kaina. Ai, tai aš kaip supratau, kad... Nežinau, kam pasisekė, ar jiem, kad čia papuolė, ar man, kad tokie dalykai daro. Mums pasisekė, mes galim save realizuoti, pateikti tą, ką mes sugebam. O jeigu dar tokie mūsų darbai džiugina kitus, tai yra tikrai smagu. Tai o žmonės tiesiog savo darbus palieka pas jūs? Taip, palieka. Ai, nu tai labai įdomu, labai šaunu. Tai atvažiuoja lankyti, žiūrėti, kaip tie darbai gyvena, kaip jie ten bręsta. Iš tikrųjų buvo labai smagu pernai, kai pakabinom inkiliukus, po 2 dienų Gintautas davė pranešimą, kad inkiliukai visi užimti, reikia naujų. Tai vat ir pačiam žmogui yra labai smagu, kad kai sužinai, kad tavo darbą kažkas įvertina, tai norisi jį dar geriau padaryti, dar tobuliau ir dar daugiau. Tai yra tokia sodyba, kad yra perlas. Na, kitaip aš nepavadinčiau. Tai yra perliukas. Aš pilnai sutinku su jūsų nuomonė. Ir dėkingi Gintui, nes Gintas mus pavedė, Gintas mus priėmė. Viską daro žmonės, kurie čia lankosi. Čia viskas tas kas. Namai, gamta, visur yra tas pats. Žmonės susibūrė tam tikrą, sukuria kažkokią aurą ir tada tik... Bet atvažiavę žmonės kartu ir pailsi. Jie pailsi, jie kažką padaro, bet bendrauja. Taip, yra smagu, yra tikrai smagu. Ir net atvažiavę nepažįstami žmonės tampa tokiais draugais. Ir pabūna ir randa kalbos ir bendros ir dar visko.